Lynoja. O aš dabar poilsiaudama vis rašau jum įrašus. Naudojasi gamta, jum maloniais gražiais vaizdais, kurie tikiuosi jum patiks, beklausant manęs. Atsipalaiduokit, visada ilsėkitės, žiūrėdami, klausykit mano balsų, jisai irgi savo darbą daro. Ir dabar pasakysiu vėl tam tikrą meditaciją, pritraukimą, kaip magnetas jums sėkmės, reikia viską užsikalbėti. Viską reikia pačiam savo užsikalbėti. Visi bijo, kad jūs užkeiks, prakeiks, bet jūs patys irgi moka tą daryti. Patikėkit, jūs galit savo pritraukti labai geras, savo naudingas tokias meditacinės praktikas ir viena iš jų vakare, prieš miegą, nes miego fazėje tas veikia labai stipriai. Tiesiog patariu skaičiuoti ant pirštų, tiesiog, nes tai yra labai rimta. Žinote, skaičiai yra labai svarbu, jie irgi turi savo mistiką ir pavyzdžiui, 9 yra labai stiprus, 3, 6 ir 9 yra pats stipriausias. Ir prieš miegą. Ir tik atsibudus reikia šitą praktiką pakartoti. Jinai užtrunka, bet ne taip jau ilgai ir galima tikrai savo pasidovanoti, ypač kai turit problemų, ypač kai turit labai rimtų planų, kai jums reikia labai daug. Ir aš turiu daug tokių dabar, kur įtampoje gyvena ir prašo pagalbos ir iš manęs ir patarimų. Tai va, aš visiems patarsiu dabar vienu kartu, pažiūrėkit šitą ir padarykit, nepatingėkit padirbėti patys dėl savęs. Tiesiog ant pirštų skaičiuokit 9 kartus šitas 3 frazes. Viskas man įmanoma, viskas įvyksta greitai, viskas įvyksta lengvai ir pačiu man palankiausiu ir saugiausiu būdu, nes šitas 3, žinot ką reiškia? Jeigu kas jūs užkeikė ar palinkėjo blogų, šitą frazę nuims, užblokuos tą, kad nesisektų, kad prakeiksmą, kad užkalbėjimą. Ir šitą frazę kartojat 9 kartus. Tik tai atsibudę ryte ir prieš pat užmiegat vakare. Viskas įmanoma, viskas vyksta greitai, nes tai yra labai stipru. Jums turi žaibiškai vykti. Ir reikia sakyti visada būtuoju laiku, dabar, kad tai vyksta.